Sveiki visi! Šiandien pakalbėsime apie debesiją. Turbūt dažnai girdite šį žodį, bet ar tikrai žinote, kas tai yra? Taigi, įsivaizduokite milžinišką kompiuterių sistemą, kurią naudojasi įmonės visame pasaulyje. Tai ir yra debesija. Joje galite saugoti duomenis, atlikti skaičiavimus ir naudotis programomis, neturėdami fizinių kompiuterių savo biure. Lietuvoje yra ir privačių duomenų centrų ir valstybinių institucijų, pavyzdžiui, valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra teikiančių debesijos paslaugas. Šie centrai užtikrina, kad jūsų duomenys būtų saugus ir lengvai pasiekiami. Debesijos paslaugos skirstomos į 3 pagrindinius tipus. IaaS infrastruktūra kaip paslauga suteikia jums virtualius serverius, kuriuos galite naudoti savo IT aplinkoje. PaaS platforma kaip paslauga leidžia programuotojams lengvai kurti ir testuoti programas. SaaS programinė įranga kaip paslauga siūlo internetinės programas, kuriomis dažnai galima naudotis užsiprenumeravus. Debesija suteikia lankstumo, greito išteklių keitimo ir mažesnių IT išlaidų. Taigi kitą kartą, kai kas nors užsimins apie debesiją, žinosite, kad tai ne tik madingas žodelis.